Pati gamta mums padovanojo medį, kurį jau seniai naudojame kaip statybinę medžiagą. Dabar, kai gyvenimo tempas didžiulis, o mūsų pamūriniai, stikliniai ir gelžbetoniniai statiniai, norisi kažko natūralaus, kaip kad medis, kuris yra ekologiška ir švari statybinė medžiaga, nedaranti jokio kenksmingo poveikio žmogaus organizmui. Nameliukas LT Lietuvos pirkėjams siūlo itin patvarius įvairaus dydžio medinius, sodo namelius, pavėsines bei vasarnamius. Šiandien siūlome susipažinti su mediniais sodo nameliais ir pamatyti, kaip lengva ir paprasta juos pasistatyti. Jos labai lengva pasistatyti, lengva susimontuoti. Aišku, gali tai padaryti ir specialistai, bet gali ir žmogus pats tai padaryti. Mūsų filmavimo komanda pati galėjo įsitikinti, kaip paprasta surinkti sodo namelį. Tobulai suprojektuotos ir supjautos konstrukcijos dėka sodo namelis kilo kaip ant mielių. Jos surinkimui nebuvo naudojamos vinys, pjūklai, grąžtai ar kiti instrumentai, be kurių rodos neįsivaizduojame namo statybos. Pati namelio statyba prasideda nuo pagrindo. Tiesiog tvirtas, lygus pagrindas, tai gali būti išbetonuota aikštelė, gali būti plytelėm išklota, gali būti trinkelėm. Namelio pogrindžiai negulėtų ant žemės svarbiausia. Viskas. Kai šitas dalykas yra paruoštas, tada prasideda, pogrindžių dėliojimas. Išdėliojami pogrindžiai, jie tvirtinasi prie to paruošto pagrindo. Ir viskas. Ir tada jau ant tų pogrindžių pradedama statyti namelio sienos. Tokie nameliai gali būti taikomi labai plačiai. Jie tinkami statyti ir kieme prie namo, ir kolektyvinėme sode ar užmiesčio sodyboje. Namelis yra 3,5 metro ilgio ir 2,5 metrų pločio. Jame puikiai telpa sodo įrankiai – žoliapjovė, karutis, laistytuvai, o taip pat ir nedidelė poilsio zona – atsipūsti po dienos darbų ar pasislėpti nuo lietaus. Prie kiekvieno gaminio yra instrukcija, kur labai detaliai su piešinukais yra parodyta, kaip visą tai pagal kiekvieną etapą iš eilės eina ir tiesiog labai lengva tą daryti. Nameliai gaminami iš džiovintos ir nuobliuotos eglės medienos. Namelių gamykla įsikūrusi Anykščiuose. Ten lentpjūvėje iš atsodinamos medienos rąstų supjaunamos lentos, jos savaitę džiovinamos, obliuojamos ir išpjaustomos. Ten pat gaminami ir langai, durys bei visos kitos namelių statybai reikalingos dalys. Tada namelis supakuojamas į vieną paketą ir išvežamas į Lietuvos ir užsienio miestus. Svarbiausia, kad viskas vyksta greitai, ekologiškai ir paprastai. Naudojam eglės medieną, o stogas būna dengiamas bituminė čerpė. Kartais naudojam ruloninę stogo dangą, bet Lietuvoje populiariausia yra bituminė čerpė. Nameliukas LT taip pat gamina ir įvairaus dydžio medines lauko pavėsines iš aukščiausios rūšies eglės medienos. Pavėsinės puikus prieglobstis kaip saulėta, taip ir lietinga diena ar jaukų vasaros vakarą, kai norisi ilgiau pabūti gamtoje. Tai yra sodo namelis iš 28 mm storio medienos. Jis šiaip yra skirtas sodo reikmėm, įrankiam, instrumentam, persirengimam ir visiems kitiem dalykam. Bet galima taikyti ir, kaip sodo namelį, pasistatyti mažą sofutę, pasistatyti staliuką. Pavėsinių sienos, langai, pinutės ir duris gali būti komplektuojamos pagal pačius įvairiausius pageidavimus ir pristatomos į vietą per vieną dieną. Jeigu žmogus nenori ar nemoka, negali, mes visuomet galim padėti. Mes turim montuotojus, turime žmonės, kurie galėtų tai padaryti. Tai kaip mes matėm, namelis susirinko per 30 minučių. Tiesa, čia nebuvo padaryti pagrindinis pogrindžiai, bet iš esmės sienos susirinko iki stogo lentelių užkalimo. Tai pastatėme sienas, sudėjome langus, sustatėme duris, sudėjome gegnes. Tai tam panaudojom suktuvą ir plaktuką. Daugiau įrankių kaip ir nereikia. Praktiškai 2 žmonės padarė visą darbą. Toliau reiktų ką padaryti, jeigu reikia pasidaryti, susidėti grindis reikėtų užsidengti stogą stoginiam lentelėm, uždėti stogo dangą, galima bituminę čerpę, kurią mes duodam. Tai pagrindinė dažytos ir nudažyti namelį. Viskas. Statybos paprastumas, medžiagų prieinamumas ir apsauga nuo blogo oro. Šiomis savybėmis pasižymi visi Nameliukas LT gaminiai. Mediniai statiniai yra ilgaamžiai, sukuria šiltą, jaukią aplinką ir yra natūralus jūsų pasirinkimas.